Sveiki, esu projekto Charizmatiška moteris įkūrėja Jurgita. Kviečiu Jūs į pirmąjį šventinį susitikimą vasario 9 dieną, kuris vyks Herkaus galerijoje Klaipėdoje 18 val. Renginys nemokamas. Projektas Charizmatiška moteris tai šauklys link gėrio, meilės, emocinės brandos ir džiaugsmo. Visi turime stengtis kuo daugiau energijos skirti ne kovai su blogiu ir smurtu, o sėti, auginti ir puoselėti gėrio, džiaugsmo, švelnumo ir meilės sėklas. Dažnai diskutuojama, kokia turi būti moteris, koks turi būti vyras. O juk visų pirma, kiekvienas žmogus turi būti laimingas ir turėti teisę į visus šio gyvenimo džiaugsmus. Pradėti budinti nuostabiausias savo prigimtinės savybės galėsite jau labai greitai, nuolatinių praktinių seminarų metu. Ir tuoj pataikydamos visą tai gyvenime suprasite, kaip gera ir įdomu yra eiti laimės, o ne nusivylimų keliu. Kiekviena nauja patirtis bus naudinga kuriant įkvepiančius ir auginančius, o ne dusinančius santykius su vyru, auginant savo dukras ir sūnus sveikais ir laimingais žmonėmis. Taip pat susitikimuose noriai ir atvirai dalyjosi patirtimi ir praktikomis apie tai, kaip būti sveikai ir laimingai sulaukus brandos. Tad iki susitikimo vasario 9 dieną.